Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресенье, мы начинаем наш очередной вебинар. Очень много зрителей у нас, и на многие языки мы переводим. И тема, которую вы запросили по многочисленным вашим просьбам и письмам, тема такая. Какие действия человека считаются свободными относительно высшего управления? То есть, проще говоря, свобода воли. Как всегда, в студии вместе с нами Борис Белов. Kaip visada studijos su mumis Borisas Belasarkovskis, Michailas Sinavičius, mes esame dėstytojai iš Tarptautinės kalbos akademijos ir su mumis daktaras Michailas Laitmanas. Sveiki, mes pradėsime nuo meilės. Raš mum padėką. Kabala iš Charkovo rašo. Po 2 mėnesių mokymuose Kabala tapo mano gyvenimo prasmė. Labai svarbus įsijusių filmai, visi aptarimai, online pamokos yra labai svarbu. Aš net neįsivaizduoju, kaip aš galėjau gyventi be Kabalos. Ir labai didelis ačiū daktarui Laitmanui ir visai komandai už vystymas ir visos žmonijos pakelimas. Vitalikas iš Žlobino, prašom. Kaipgi aš ilgai jūsų ieškojau. Ačiū jums už viską. Valio. Ir dar. Konstantinas iš Krasnogorsko rašo. Siela persipildo nuo dėkingumo. Tegul padeda jums Dievas. Aš atsimenu save, kai aš Kabalą atradau, tiesiog buvo kažkoks tai praregėjimas visiškai šio pasaulio tamsoj, kai visko buvau nusivylęs ir nieko nebuvo. Ir kam aš gimiau ir dėl ko aš egzistuoju. Ir atrodo, kad gyvenimas netoks jau ir baisus, bet jisai visiškai beprasmis, taip kad netgi kaukti norisi. Nereikia pinigų, nereikia nieko. Tiesiog užmigti ir neatsikelti. Kokia prasmė? Nei gyventi, nei mirti. O čia, kai randi Kabalą, tai aišku, aš jau suprantu. Ir toliau eina klausimai, kurie mus pastumė šitą temą. Klausimai tokie. Если пишет Николай. Nikolajus iš Uralo. Jeigu kiekvieno žmogaus lemtis yra jau iš anksto nuspręsta kūrėjo, tai kame yra mano uždarbis? Iš tikrųjų, tai labai sunkus klausimas. Jis tik neįsivaizduoja turbūt pats, kur jisai lenda su šito klausimu. Dėl to, kad sakoma taip, aš netgi nupiešiu, kad iš pirmos pusės mes nusileidžiam į šį pasaulį, iš viršaus. Ir po to šiame pasaulyje egzistuojam ir pereinam būseną numeris 2. O po to, po būsenos numeris 2, mes vėl kylam į tą tašką, iš kurios mes nusileidom. Ir ši būsena pas mus vadinasi numeris 3. Tai va, kalbam apie tai, kad и третье состояние, они как равноценные состояния уже... Pirma ir trečia būsena, jos lygiavertės būsenos jau yra aukštesniam pasaulyje ir viena kita nulemia. Tai ir trečia būsena jau aukštesniam pasaulyje egzistuoja, trečia būsena. Ir pirmoji būsena jau egzistuoja aukštesniam pasaulyje. Tai yra iš kur atėjom ir iš kur nueiti jau egzistuoja. Na, o antra būsena, aš galbūt ją nupiešiu tiesiog taip, aš net nežinau, kaip ją nupiešis. Tai antra būsena 2A, galbūt. O tai bus 2B. Taip? Taigi, vat. Tai yra mūsų pasaulis. Šis pasaulis. В нем мы существуем, неважно, 12 миллиардов Этот лет, мир. 14 миллиардов лет, неважно сколько. Šis pasaulis. Jame mes egzistuojam, nesvarbu, 12 milijardų, 14 milijardų metų, net nesvarbu kiek. Bet visų svarbiausia, kad mes grįžtame į tą patį tašką. Taip? Į tą patį tašką mes grįžtam. Iš principo ir pirma būsena ir antra būsena, jos egzistuoja kartu. Mūsų atžvilgiu jos egzistuoja taip, kad iš pirmos būsenos mes nusileidžiam mūsų pasaulyje, egzistuoja mūsų pasaulyje, periname evoliuciją ir po to kylam ir vėl į aukštesnį pasaulį.
Aš tik nesuprantu, kodėl pas mus šitą užsklanda ekrane. Tai mes grupės matom. Все нормально. O jie tai irgi tai mato. Taip, tai viskas normalu, viskas švaru. Ir reiškia, kad mes grįžtame į tą pačią būseną. Mes grįžtame į tą pačią būseną, ką mes galim pasakyti. Pirmoji ir trečioji būsena, jos yra iš anksto nulemtos. Jos nulemtos. Tai yra, mes būtinai prieinam į tobulą būseną, visi kartu. Taip. O kokiu būdu prieiti? Taigi šitas kelias vien tik apskritai jis čia stovi klausimas. Šitas kelias iš pirmos būsenos į trečią, jis stovi po klausimu. Tai yra, kokiu būdu mes jį pereisim. Nagi, koks skirtumas, kaip mes jį pereisim. Ar gerai, ar blogai. Svarbiausia, kad šita būsena trečioji, jie yra būtina, jie jau iš anksto egzistuoja. Pirmoje, antroje būseno taip pat. Mes esame tame, kame esame šiandien, būtinoje būsenoje, ir gaunasi taip, kad šitą viena maža problema tuo, kaip man pereiti šį kelią savo, iš apačios į viršų. Tik tai tuo aš kaip ir sprendžiu visas savo gyvenimo problemas. Bet jeigu aš suklumpu kažkokioj tai atkarpoje šito kelio, čia yra 125 laipteliai. 125 laipteliai. Daleiskim, aš užkliuvau už kažkurio iš jo. Nu ir kas, aš užkliūsiu, mirsiu, vėl atgimsiu, šitam pasaulyje atsirasiu, vėl ir toliau eisiu, toliau kopsiu, kipsiu į viršų kadencijos. Nu ir kas, vis tiek aš pereisiu į trečią būseną. Iš tikrųjų taip ir yra. Iš tikrųjų taip yra. Bet apskritai problema čia visiškai kita. Pereimas iš vienos būsenos į kitą, tarkime, iš šitos būsenos į šią, tarkim, iš nulio į pirmą būseną. Reikia pakilti laipteliu į viršų. Aš galiu tik taip, jeigu atsilku teisingą kelią, gerą kelią, o blogų keliu aš negaliu. Ne, negaliu, jokių būdų. Blogų keliu aš galiu sukinėtis kažkur į kitą pusę nueiti, o paskui mane privers sugrįžti. O aš vėl kažkur tai įeisiu ir galbūt čia ar čia ar čia nueisiu į visokius menus, narkotikus ar mokslus, o pas mane vėl paims ir vėl sugrąžins. Ir taip mane vis grąžins, ir taip mane murkdys šitam pasaulyje, tol kol aš neišsirinksiu štai šį teisingą kelią. Štai šį teisingą kelią. Aš jį dabar duosiu jam tokį geltoną foną geltoną. Iki tol, kol aš jo neišsirinksiu, aš nepakilsiu į sekantį laiptelį. Ir taip kiekvienam laiptelį. Netgi štai čia, tarkime, jeigu aš kilsiu iš 120, tarkim, iš 120 laiptelio, iš 122 laiptelį, vis tiek aš turėsiu išsirinkti teisingą kelią. Pakilimas negali įvykti blogų kelių, neteisingų kelių. Jis gali būti tik tai teisingas. O visi mano neteisingi bandymai yra tik tai tam, kad rasti teisingą kelią. Ir štai čia man reikalingas yra kabalos mokslas. Čia jis yra man reikalingas. Tai yra, ko man čia reikia? Man čia reikia išsirinkti, koks yra teisingas kelias. Tai yra šitas perėjimas, padaryti šitą perėjimą iš vienos laiptelio į kitą. Štai čia man čia labai reikalinga kabala. Stovėti šitelio ir nepakilti viršų. Aš galiu 1000 metų. Vis tiek, iki tol, kol aš pats teisingų kelių nepereisiu, savo pastangų pagalba, išnaudodamas iš apačios teisingą norą, noras
ir išnaudodamas iš viršaus aukštesnę šviesą, taip vadinamą į Or-Makiv, jis Makiv supantis dėl to, kad jis mane, tu turi tapti Or-Pnimi, vidinė šviesa. Kol aš to nepadarysiu, nieko nevyks. Tam man duodama kabalos mokslas. Tai yra, kabalos mokslas yra būtinas tam, kad pakilti iš bet kurio laiptelio, iš žemesnio į aukštesnį, visą laiką mes turime juo naudotis. Jeigu mes jo nesinaudosime, stovėsime žemesniam laiptelėje ir gausim smūgį, kurie galiausiai mus vis tiek prives prie šitos metodikos aukštesnės šviesos pritraukimo. Šitaip mes ir kylam. Todėl, nors ir iš vienos pusės, trečioji būsena yra visiškai, šita trečia nuostabi būsena yra nulemta, bet jos galima pasiekti tik tada, kai mes teisingai realizuosim kiekvieną priėjimo laiptelį. O jos realizuojasi labai paprastai, vis didesnių vienybės tarp mūsų. Tai čia labai jūs atsakėt gerai į klausimą, aš to paklausiu to klausimą, jeigu žmogus kiekvieną kartą padaro naują neteisingą pasirinkimą, kuris neleidžia jam vystytis dvasiškai ir jis gali vėl pasirinkti gerai. Aišku, pastoviai koreguoti save. Taip mes prieinam prie vienybės, bet tik tai smūgių pagalba. Žmogus ateina į grupę, jeigu jis teisingai save ten realizuoja, tada jam nereikia šitų stiprių korekcijų. Lelė Žibelysės klausė, jeigu viskas užprogramuota, tai galbūt reikia būti pasyviam. Ar man bandyti pakeisti savo gyvenimą link gero, ar man reikia sėdėti ir klausyti? Tegul sėdi ir laukia, kol likimo smūgiai vis tiek privers ieškoti. O mes pastoviai ieškom. Juk ko mes ieškom? Per mokslus, per meną, per vaikų gimdymą, kad ir kas būtų. Kogi mes ieškom? Mes ieškom kelio, kaip išspręsti savo problemas, kaip pagerinti savo būseną, kol mes nerandam, kad pats geriausias dalykas, tai ryšys, geriausias pasirinkimas, tai ryšė tarp mūsų, dėl to, kad tenais pasireiškia aukštesnio jėga, mes susiliejam su savo šaknimi, tik tai išėjimas į mūsų šaknį, iš kur mes atsiradom ir kur mes turime sugrįžti. Tik ši šaknis gali duoti mums pilną pasitenkinimą. Taigi, gali sėdėti, kol tavęs nepradės versti tavęs eiti link to aukštesniosios jėgos. Bet tu pradėsi vis tiek sukinėsies ir beprasmiškai gyvensi. O po to pažiūrėsi. Pas mus yra klausimai, tai tokie aštrus klausimai. Pas mus yra iš Prancūzijos studentai. Tai ryšių su tuo, kas ką tik ten įvyko, jau užduoda klausimą, kaip mes, besimokantis Kabaloje ir gyvenantis Europai, galime paveikti tai, kas vyksta Europoje ir būtent Prancūzijoje, ką mums padaryti, kad neleisti įvykti karui ir kaip realizuosis mūsų laisvas pasirinkimas. Ir štai Valentinas iš Vokietijos klausia, jis klauso jūsų laidų ir jūs 5-7 metus atgal sakėte, kad iš rytų pabėgėliai ateis ir kad jie veiks kaip veikia. Tai kągi daryti? Ar bėgti Rusiją? Jis tikriausiai jau iš Rusijos atvažiavo. Ir Rusijoje nebus vietos. Ir Rusijoje nebus pasislėpimo nuo tų pačių jėgų. O išsigelbėti nuo jų galima tik vienu būdu. Nebėgant niekur, o pritraukiant į mūsų pasaulį teigiamą jėgą. Mes egzistuojam tik tai neigiamo jėgoje, mūsų egoistiniai. Jie mus tarpusavėje atstumia ir padaro sutarimus tarp mūsų. Mes galime realizuoti savo teisingą ėjimą į priekį, tik tai tokiu būdu, kad pritraukti teigiamą jėgą, kad privesti prie pusiausvyros neigiamą ir taip prieiti prie harmonijos. Tai yra vienintelis pasirinkimas, vienintelė galimybė, kągi mes galim dar kažką daryti. Tai yra, jūs nerekomenduojat niekur pervažiuoti iš Prancūzijos, iš Vokietijos. Ne, nėra jokios prasmės. Ten, kur reikia, ten žmogų jo likimas pasivys. Tai neteisinga. Tai yra, jeigu tu gyveni
tokioje vietoje, kurioje vyksta tokie baisus įvykiai, tai aišku, reikia iš ten išvykti. Bet iš principo, štai dabar, netgi toje pačioje Prancūzijoje gyventi, netgi tam pačiam Paryžiuje, aš neskaitau, kad tai yra pats nepavojingiausias pasaulyje miestas. Tai jeigu yra grėsmė gyvybei, tada taip, bet apskritai ne. Štai apie Vokietiją jis rašo, kad kiekvieną dieną labai daug jaunų žmonių atvyksta ir jie čia elgiasi taip kaip šeimininkai, o ne taip kaip jie nori, laukia pagalbos. Tai aišku, o kasgi apskritai galvoja, kad jie kitaip elgsis, kas čia per naivumas, bet aišku, jums duodamas išgyvenimų reikalingi dalykai, visą kitą. Tai aišku, būtina, jeigu jūs privalo duoti tuos pragyvenimo reikalingus dalykus, jeigu nesuteiks tų priemonių, tada priversim suteikti, jie dar nesupranta, su kuo jie turi reikalą. Tai negerai, tai neprotinga. Taigi, iš persikeliančių žmonių požiūrio Europa yra jiems skolinga. Jūs kol kas mus aptarnaukit, suteikit mums viską, ko reikia, o po to jūs dingsit, o mes čia būsim vietoj jūsų. Tai labai paprasta. Tai aiškus nusikeitimas būtent tokiam tokiai veiksmų eigai. Aš daug metų atgal apie tai sakiau, dabar tai pradeda vykti. Per artimiausius 10 metų viskas Europoje pasikeis normaliu, savanorišku, demokratišku keliu. Tiek daug pas mus įdomių dalykų mūsų gyvenime, tiek daug galima suprasti, išmokti. Ir išeina, kad kabala viską įveda tik tai į vieną laisvą pasirinkimą vienytis arba nevienytis, o visa kita tiesiog atmetam atgal, o visa kita yra mūsų vienybės pasiekmė arba mūsų išsiskyrimo pasiekmė, ne vienybės. Kodėl? Dėl to, kad visa gamta reikalauja tik vieno dalyko - būti vienybėje. Štai, Adamo ši struktūra sugriuvo į dalis, jį turi susirinkti kartu mūsų norais, mūsų siekiais, mūsų pastangomis. Jeigu mes tai darome, tada viskas bus gerai. Jeigu nedarom, tada bus labai blogai. Tai reiškia, per pagalį mus vest prie laimės. Klausia, kaip pakeisti tikrovę, ar mes to daryti negalim. Galim, jeigu užnorėsim, jeigu suprasim. Jeigu suprasim, kad bet koks kelias link išsitaisimo yra aišku nemalonus, bet reikalas tame, kad jeigu mes tai darysim kartu, tai mums bus lengva ir paprasta. Nes vienam tiesiog neįmanoma, todėl reikia vienytis. Vieni iš Aždodo klausė, jeigu mokytis kabalos, ar bus malonė iš likimo. Jeigu realizuoti, o ne tik tai mokytis, reikia be mokymosi dar realizuoti. Jeigu realizuoti kabalą, ne tai, kad nebus išlikimo smūgio, bus tiesiog vienas dovanas, kuris iš dangaus. Aš labai rimtai sakau, staiga žmogus pradės jaust, kad viskas jam ateina į rankas. O kodėl neturėtų būti tokios būsenos pas visus? Gamta iš tikrųjų yra palanki. Tiesiog mes turime įeiti į pusiausvyrą. Adamas klausė, ar mano noras pereiti visą kelią, kad atskleist kūrėją, yra lengvas kelias, ar tai mano egoistinis noras? Taip, aišku, pradedam nuo egoistinio noro, bet po to pradedam suprasti, kad atidavimas, meilė kitam, vienybės savybė, tai iš tikrųjų didi ir aukštesnė už visą kitą. Ir tai prieinam prie to dėl to, kad aukštesnė šviesa mus veikia ir jis mus taiso ir mus keičia iki tiek, kad net nesvarbu, ką mes už tai gaunam. Būti atidavimo savybei, būti virš mūsų egoistinės prigimties, tai jau didelis atpildas, didelė dovana. Jeigu žmogus negali jau pusę metų rasti darbo ir chroniškai neteisingai veda, ar tai nuo jo priklauso nuo jo pasirinkimo, ar kas. Žmogus privalo padaryti viską, kas priklauso nuo jo, viską, kas įmanoma. Bet tuo pačiu
turi suvokti, kad viskas priklauso, viskas ateina iš viršaus. Ir nuo šitų dviejų sąlygų. Ir tikėti, kad viskas ateina iš viršaus, ir tikėti, kad viskas, kas ateina iš viršaus, jis koreguoja savo pastangomis iš apačios. Tai yra, iš tikrųjų, ir aš, ir kūrėjas, mes esame, kaip sakoma, partneriai. Mes nustatom kartu mano kelią. Kabalos gyvenimo prasmė yra užsiminėti kabalą, jis taip suprato, ką galima kitomis profesijomis užsiminėti, ar galima kabalą pritaikyti ir žemiškai veiklai. Ne, jūs man atsiprašau, kabala neatstoja profesijos, kurios reikalingos tam, kad egzistuoti mūsų pasaulyje. Gaminti buitinius daiktus, maistą, viso to, ko reikia žmogui, kabala viso to nepakeičia. Tuo mes privalom užsiimti, mes privalom save aprūpinti viskuo, kas yra būtina. Kabala tik tai kalba apie tai, kaip mes turime tarp savęs susivienyti, kad teisingai galėtume išspręsti savo vystimosi problemą evoliucinę iš dienos į dieną. O šito vystimosi viduje mes turime dirbti, mes turime gimdyti, turime auklėti vaikus ir taip toliau. Toliau? Вопрос от Татьяны очень интересный. Tatjana klausia, kabala sako, kad neverta savo didelių galimybių tam, kad išvaistyti savo jėgas laikiniems dalykams gyvenime. Mano dukra nenori gimdyti vaikų. Ar ji teisi tame? Labai teisingas klausimas. Aš jau daug kartų turėjau tokį kreipimąsi į mane ir iš tikrųjų labai logiški šitie klausimai, labai protingi. Tai yra, man šiandien dabar, tarkim, 30 metų. Jeigu aš dabar susituoksiu, tai sekančius 20 metų aš turėsiu minimum 20 metų rūpintis šeimą, kol vaikai užaugs, kol jie išeis iš mūsų, kol jie pradės save apsirūpinti, tai yra pačius savo vertingiausius metus. Vietoj to, kad atiduoti juos žmonijai, dvasiniam vystimusi, aš juos atiduosiu tam, kad auginti kažkokius tai mūsų savo palikuonis, kurie irgi neaišku, kaip jie egzistuos ir kaip jie, ką jie darys, ir aišku, išeis iš namų ir taip toliau, ir man reikia to daryti. Ir čia yra tik tai vienas atsakymas, mes privalome eiti normaliu gyvenimo keliu, niekur nedingsi, mes esame šiame pasaulyje, mes privalome dirbti, įdėti visas pastangas, kad sukurti šeimą, gimdyti vaikus ir juos auklėti, visą daryti ir kartu su tuo, viso to viduj ir realizuoti kabalą. Kabala tai ne tam, kad mes mokytumės visą savo laiką, visus 24 valandas per parą. Ir netgi, jeigu mes dirbam, tarkim, 8 valandas, tai pas mus yra tik tai kokios 4 valandos per parą užsiimti kažkuo, tai ne. Kabala yra tam, kad gyventi ir dirbti ir miegoti ir būti atsikėlus sąmoningas šeimoje, darbe, visur, tarp savęs ir viso likusio pasaulio ryšį išpildyti taip, kaip to reikalauja visa sistema, kūrinijos, visa gamta. O tam, kad sėdėti ir mokytis, ne, apskritai, kabala yra ne tam. Kabala yra atvirkščiai. Visa labai praktiška. Ir todėl yra žmonės, kurie tuo užsiima kaip specialybę, kurie pradeda dirbti su visuomenė, tampa instruktoriais, tampa dėstytojais, kaip bet kurioje metodikoje. Tai yra kitas reikalas. Aš galiu tai suprasti, iš tikrųjų mums reikalingi tokie žmonės. Bet tai vienetai. Prieš milijonus. Ir todėl, na, kaip mokytojai, tarkim, mūsų pasaulyje, tarkim,
50 žmonių reikalingas vienas mokytojas. руководителем вот этой вот Na, daug dievių, kad mes prieitume prie tokios būsenos, kad 50 žemės gyventojų būtų vienas kabbalistas, kuris juos mokytų ir jais rūpintųsi ir būtų vedėjas šitos grupės таким людям надо учиться ir visa в своем повышении. žmonių masė būtų padalinta į tokias grupės su tokiu vedėju kiekvienos grupės galvoj. Мы не закончили школу, Taip. оставили своих учителей. Мы сейчас Tokiem žmonėm reikia mokytis, jiems reikia rūpintis savo kvalifikacijos didinimu ir taip toliau. Bet paprastas žmogus turi, taip kaip ir mes, užbaigiam mokyklą, palikom savo mokytis ir turim realizuoti tai, ką А кто не хочет gavom. реализовывать, Фредерик? Štai Frederikas iš Prancūzijos sako, kodėl masės gauna didelius А каббалисты smūgius, o ne kabalistai. Juk kabalistai supranta sistemą, ne masės. Я сейчас O kas nenori realizuoti, Frederikai? Pasakykite man, prašom. Jis taip ir sako, ее на свои деньги. kabalistai, ne kabalistai yra pasiruošę realizuoti, kabalistai realizuoja. Количество специалистов. Мы Aš собираем dabar средства. sėdžiu šitoj studijai, Это всю передачу с вами. mes pastatėm ją savo pinigais, mes čia įdedam viską, čia dirba labai didelis kiekis specialistų, mes renkam čia, Чтобы вы наконец-то начали её renkam priemonės visas, mes vedam su jumis kartu šitą laidą. в той же Франции, откуда вы Man to nereikia mano 70-metyje. Aš Это все. rūpinuosi tik tai tuo, kad jūs galiausiai pradėtumėte realizuoti tą sistemą ir baigtumėt gauti tas smūgius to pačioje Prancūzijoje, iš kur jūs dabar siunčiat man savo klausimą. Ir viskas, mes darom viską, kad atiduoti viską pasauliu, kas tik tai pas mus yra. Tai yra mūsų darbas. Ir mes jį užsivertėm ant savęs. заниматься чем-то своим. И мои Ir man nereikia nieko daryti, nei atsikelti 3 valandą ryte, aš pasiruošęs, aš galiu ramiai, kaip ir bet koks kitas žmogus pensijoje, užsimtis kažkuo tai savo. Ir mano mokiniai irgi gali ramiai dirbti bet kokiam kitam darbe, užsidirbti daug kartų daugiau ir ramiai gyventi savo šeimose. Ir vėliau atsikelti ryte ir vakarus praleisti savo šeimoje, bet jie sutiko su tuo. Dėl to, kad pasaulio būsena to reikalauja. Taigi, rimčiau žiūrėkime į savo prievolės. Kas turi gauti smūgius, mes su jumis dar mokysimės, jeigu jūs kartu su mumis toliau tęsite mokytis, jūs atrasite būtinybę šitų smūgių dėja ir būtent tokiu keliu. Taip kaip ir kažką tai buvo holokaustas ir kitos problemos buvo, kiti smūgiai, taip ir šiandien vyksta šitie smūgiai. Ir beje, Izraelija, kaip jūs matote, jų nemažiau, kaip ir kitose vietose ir netgi daugiau. Tiesiog reikia mums kartu susirinkti, kartu susijimti už tai, kad šitų nepagėdaujamų įvykių juos neutralizuoti savo šaknyje. Ir juos neutralizuoti galima tik tai teigiama mūsų ryšio jėga. Ivanas iš Belgrado klausė, aš nenoriu mokytis kabulos, bet mane muša per rankas ir kojas ir priveda prie mokymus. Ką man daryti? Na, labai gerai, sakyk ačiū, tai labai gerai. Tai labai aiškus jo būsenos įvertinimas. Jeigu nesmūgiai, tai aš jos ir nesimčiau, kam to reikia. Yra žmonės, kurie yra viduje šito mokymo ir nekenčia jo, nekenčia kabalistų, bet niekur negali dėtis, taip. Aš tai su to buvau sutikęs. O paskui jie pradeda suvokti giliau tai, kas jiems iš tikrųjų nukrito ant galvos, tai, ką juos verčia daryti iš viršaus ir jie keičiasi. O kas nori apskritai? Tai iš tikrųjų labai mažai žmonių tokių pasaulyje, kurie norėtų iš tikrųjų užsiimti šitą metodiką. Jie net negali patys pasakyti, kasgi jos verčia taip daryti. Kas jos gena. Taip. Štai rašo Jelena iš Italijos. Ir taip, aš esu Evangelijos krikščionė. Anksčiau buvau pravoslavė. Ir Dievas yra skūrėjas, aš tai to tikiu. Ir visą, ką jūs sakot, yra parašyta ir Biblijoje, jūs jo niekada nepaminėjot Dievo, jeigu kabala yra kalba apie jo tarimus, kodėl jūs šnekat apie aukštesnės jėgas, o ne kūrėją.
O kodėl kūrėja? Kūrėjas yra bendra aukštesnė jėga gamtoje. Aukštesnė dėl to, kad ji savimi apima viską, apima visas kitas jėgas. Kūrėjas yra jėga, tai gerumo jėga, atidavimo jėga, teigiamo poveikio, kuris įtraukia į save visus kitas gamtos jėgas. Tai yra kūrėjas. Mes šią jėgą galime atskleisti, suvokti, suprasti, pažinti. Todėl kūrėjas vadinamas ivrito kalba borė, nuo žodžio bo ure, ateik ir atskleisk. Šitaip mes jį ir atskleidžiam. O jeigu mes jo neatskleidžiam, tai visa tai yra išmislai, nesvarbu, kokios ten religijos, tikėjimai, kažkur tai kažkas kažką tai pasakė, kažkam tai pašnibždėjo, kažkam tai perdavė, mes į tai negalim rimtai žiūrėti. Todėl mes neliečiam tikėjimo klausimų. Biblijoje reikia suprasti, kaip ją skaityti, visi skaito skirtingai. Jie yra parašyta labai aiškiu, labai konkrečiu, bet slapta kalba. Tai ne istorinis pasakojimas, tai kodas. Kabala jį atskleidžia. Zohar knyga yra komentarai. Yra šitos penkiaknygės komentaras. Mozės penkiaknygė, Toros komentaras. Paimkite Zoharą ir pamatysite, apie ką ten šnekama. O jeigu ne, tai jums teks užsiimti kabala, kad suprasti, kas yra Zohara. Ir per Zohar knygą suprasti, kas yra Tora. Suprasti pačią Torą, Bibliją. Taip viskas ir eina. Mes nevadinam Dievo Dievu dėl to, kad mes nenorime, kad žmonės, kurie mus klauso, asocijuotų tai su kažkokiais tai savo įsivaizdavimais praeities apie Dievą, apie aukštesnę jėgą. Tartum yra kažkoks dievulis, kuris ten kažkur egzistuoja, kažkur gyvena, sėdi, iš viršaus į apačią žiūri į mus valdo, viską mato ir taip toliau. To nėra. Aukštesnioji jėga, ji mūsų viduje, tarp mūsų. Ji persmelkia visą erdvę. Tai yra kaip laukas. Fizinis, tik tai dvasinis labiau, aukštesnės kategorijos. Tai laukas, kuris veikia viską ir savyje laiko viską. Tai gerumo laukas. Klausimas iš Kirovogrado Jurijus klausia, ar gali žmogus, kuris realizuoja save dvasiškai pagal kabalą, savarankiškai keisti savo likimą mūsų gyvenime, o ne tik tai dvasiniam. Na, taip, aišku, jis pradės matyti, kodėl jisai taip veikia, kodėl jį tokiu būdu valdo, kokios yra pasiekmes jo veiksmų, tai nepaprasta. Tai jis gali pasiekti tokios būsenos, kada jisai yra tokioje vienybėje su kūrėju, kad jo poveikis kūrėjui ir kurio poveikis jam tampa jam visiškai permatomais. Tai yra, jūs piešiat šitą piešinį trečią būseną. Žmogus, kai mokosi kabalą, jis gali keisti savo požiūrį į pasaulį, ar jis gali keisti pačius įvykius, kurie dar nevyko. Įvykius keičia, o rezultatas visą laiką vienas ir tas pats. Rezultatas yra žmogaus ištaisimas. Tai yra, aš turiu pabaigti 10 klasių mokyklai ir kokiu būdu, kad ir ką aš ten veikčiau ir kaip aš ten elgčiausi, aš turiu pereiti užbaigti mokyklą. Mane gali mušti, mane gali palikti 3 metams. Mane gali girdi iš kitos pusės, gali mane apdovanoti kažkuo tai, arba atvirkščiai kažkaip tai bausti mane, bet aš vis tiek privalėsiu užbaigti mokyklą. Ir dar kartą turi įvykti trečias pasaulinis karas, kaip prašė Balios Lamas. Ne, tai yra pakeliui, nebūtinai. Tai yra smūgiai, jie gali vietoj smūgių ateiti dovanos. Tai priklauso nuo mūsų veiksmų, nuo mūsų elgesio. Tai yra tai potencialiai kažkur tai egzistuoja programoje. Programoje egzistuoja jėgos, kokiu būdu mes tarpusavėje jas sujungiam ir priklausomai nuo to ir įvyksta veiksmai, vyksta įvykiai. Artemas iš Minsko klausė, kaip suprasti, kokiu keliu aš pradėjau eiti, kaip išsirinkti teisingą kelią, ar yra toks pasirinkimas. Labai paprasta, jeigu pas tavai yra grupė, tai tu labai aiškiai supranti, ką tu darai. Tik tai vienybėje grupėje, tik tai vienu veiksmu, susivienijimo grupėje, kurie mokosi kabalos pagal teisingą metodiką, kurią mums visiškai
išdėstė Rabašas, jeigu tu tai darai, tu vykdai visą, ko reikia. Tu nusatai visą aukštesnį valdymą teisingai savo atžvilgiu. Ir tai reikia daryti. Tu įsitikinsi tuo, kaip tai veikia teigiamų raktų. Jelena klausė, jeigu kenčia fizinis kūnas, tai reiškia aš ne harmonijoje su gamta? Tai irgi teisingai, bet tai yra daug sunkesnis klausimas dėl to, kad ryšys tarp savęs dvasiniais kūnais ir ryšys tarp savęs fiziniais kūnais, tai nelygiai tas, bet aš negaliu dabar to paaiškinti, bet aš galiu tik pasakyti, kad kabalistai irgi serga, irgi miršta, irgi kenčia, pas juos irgi būna visokios infekcijos ir visokios opos ir taip toliau. Štai dar Olegas sako, labai sunkiai eina dvasingam pasirinkimas, tai normalu? Taip, normalu. Tai netgi labai gerai, kad tai sunku. Tai yra labai nelengvai dvasinio pasaulio įsisavinimas vyksta. Aleksandras iš Infropolio klausė, kaip veikti su aplinkiniais, kurie mane tempia žemyn. Ar juos ignoruoti, ar leistis į jo lygį. Bet man neužtenka pakilti savo jėgom į viršų. Vienam niekada, tik tai kartu su kitais. Man užteks jėgų. Nusileisti irgi teks, netgi su keliais draugais, teks nusileisti apačią, kad kitus pakelti iš žemesnio lygio į aukštesnį. Tai toks kabalistinis klausimas. Taip, labai geras klausimas. Aukštesnis nusileidžia, aukštesnį pakelia virš. Jelena iš Amatai klausė, ar yra laisvas pasirinkimas pas tuos, kas turi laišką širdį, ar yra ir pas mokslininkus, vas religijos veikėjus? Laisvas pasirinkimas yra tik tai pas žmogų, o žmogus, kuris užima aukštą postą, jeigu nuo jo priklauso kitų žmonių likimai, iš principo nuo visų priklauso visi likimai, nes taip yra mūsų pasaulyje, bet iš esmės jis yra kažkokiam tai visuomeniniam poste, tai kuo aukštesnis šitas postas, tuo mažiau jis turi pasirinkimo laisvės. O masė yra pasirinkus. Ne, absoliučiai. Pas politikus, sako, tai yra ne, absoliučiai nėra pas politikus. Tie, kas valdo pas jas, nėra jokio laisvo pasirinkimo. Tai yra, kurie per juos valdo. Taip. Tai yra asmeninės mašinas, asmeniniai vairuotojai, iš tikrųjų nieko pasirinkimo. Tik marionetė ir daugiau nieko. Visi šitie pasaulio valdovai, jie tik tai marionetės, jie neturi nieko savo. Vasilijus iš Europos klausė, ar yra teisingam žemiškam gyvenime prasmė be kurie paieškos. O kuo yra teisinga? Na, jis yra geras turi santykius su šeima, su kitais, neima kiškišių darbe ir taip toliau. To neužtenka, brangusis. Mes einam prie to, kad atskleisti kurėją tarp visų, o atskleisti kurėją tarp visų, tam reikia pradėti labai aiškiai susiartinti su kitais, įjungiant savo egoizmą į šitą judėjimą. Todėl neužtenka būti tokiam dievo avinėliui. Pas kiekvieną iš mūsų yra labai didelis egoizmas, mes turime jį taisyti, mes turime susirišti tarp savęs, vietoj to, kad atstuminėti vienas kitą, mes turime būti virš egoizmo, šio egoizmo būti susirišę tarpusavėje ir visa tai yra darbas. Štai Liudmila iš Riauto miesto šalia Maskvoje sako, vienas žmogus turi blogą išvaizdą, kitas gali būti invalidas, trečias turi įvairius kitus apribojimus, daug kas turi apribojimus. Ar tie apribojimai nukreipia žmogų į kažkokį teisingą dvasinį vystymąsi? Taip. Viskas yra įskaitoma, aišku. Georgijus iš Atėnų klausė, jūs skaitote, kad kabala yra vienintelis kelias pas kurėją? Na, aišku, jeigu jie mane taip klausia, kaip aš galiu kitaip atsakyti. O jūs suraskite kitą. Jūs suraskite mokslą, kuris galėtų ištirti visą kūrinyje, visą pasaulį, kuri atskleitų visą sistemą, jėgų sistemą, kuri valdo šį pasaulį, absoliučiai realiai, netikinti į ką nors, kas ne iš šio pasaulio,
kuris suteiktų žmogui tokius instrumentus, kurių pagalba jis atskleistų pilnai visą šią valdymo sistemą ir parodyti žmogui, kur būtent jis turi įsikišti, kad visą šitą sistemą nukreipti teigiamą būdu į save, į žmoniją. Surakite man tokią metodiką ir aš tada su malonumu paliksiu kabalos mokslą ir ateisiu ten. Šiai dienai kabala ir yra šitą metodiką. Paprasta. Kodėl, iš Maskvos klausia, kodėl kiti žydai besimokantis Toros jūs puola? Taip išeina, kad jie neturi laisvės, pasirinkimo laisvę. Ne, aišku, jie puola pas mane tam, kad dar stipriau mane pastumėti, kad aš dar sengiau išreikščiau savo užsiėmimus, kągi aš noriu pateikti. Aišku, kad yra žmonės, kurie nepatenkinti tuo, kad mes atskleidžiam kabalą, dėl to, kad šis mokslas apskritai naikina pasaulyje viską. Tai yra, pasauliui tada nereikia nei kitų mokslų, nei kultūrų, nei poezijos, nei literatūros, nei baleto, nei muzikos, nei nieko nereikia pasaulyje. Taip išeina. Žmogui reikia tik tai pasiekti kūrėją. Ir tada jisai jaustame aukščiausią harmoniją, kuri pilnai jį užpildys. Ir visi menai, visi mokslai, absoliučiai, kokie ten nebūtų slapti vidiniai tokie žemiau sielos, jie bus sielos nišos, jos visos bus užpildytos tobulų užpildymų, tobulų malonumų. Todėl, kai tu pasakoji apie tai žmonėms, tai jie pradeda matyti, ką jiems nieko nereikia, tai kasgi kabala gali apskritai pretenduoti į tokius pasiekimus, tokius aukštybės, kągi jie taip duoda tokio žmogui. Ir aišku, priešais tai visi iškyla visi, kas užsiema kažkokiais kitais reikalais. Natūralu, tu tartum pasietimi duoną, kasgi tada pasilieka. O pas tikinčius, pas religingus žmonės iš vis nieko nelieka. Dėl to, kad tu jiems tiesiai sakai, kad kabala užsiema labai paprastu ir labai ir pačiu teisingiausiu reikalu. Pamilk savo artimą kaip save patį. Ir labai paprastai. Nes daugiau nieko nereikia. Kai mes kreipiamės įtikinčius žmonės, klausiam, kurgi jūs pildote pamilk savo artimą, kaip patys save, kur tai jūs tai išpildote. Graužėt vienas kitą su kitom religijom, vienas kitą su kitu kariaujat, dėl Dievo per 1000 metų užmušot žmonės. Ar tai vadinasi religija, ar tai vadinasi teisingas ryšys su žmonėmis, ar tai reiškia, kad jūs vykdote Dievo įsakymus? Dievo įsakymas tik vienas. Pamilk savo artimą kaip save patį. Štai jį ir vykdykite, o visa kita nesvarbu, ką jūs darot. Iš to reikalauja iš mūsų aukštesnė, iš visų. Ir su tuo nieks negali sutikti, dėl to, kad religijos užsiima visko, ko tik nori, tik tai ne tuo. Ir atvirkščiai. Vien supriešina žmonės vienas su kitu. Ar jie turi pasirinkimą tame, laisvą pasirinkimą? Pas ką, pas religiją, pas jos atstovus? Ne, tai irgi įdėta programa. Taip, aišku, įdėta programos, kol kabala visiškai neatsiskleisios, religijos eis prieš ją ir jokių būdų su ja nesitaikys. O kada kabala pradės atsiskleisti visiškai, tai religijos neturės jokio kito pasirinkimo, kaip tik tai sutikti su tuo ir įsilieti kabalą. O kaip tai susitikė su kūrinijos tikslo? O religijos yra būtinos, kad išvystytų žmogų, kad jis pradėtų suprasti, ką kabala jam šneka. Religijos yra atvirkštės kabalos atspindys. Tai yra, jos vysto žmogų. Jos priveda jį prie kažkokio tam tikros būsenos, kai jis pradeda jausti, matyti, suprasti kažką, kas ne tik tai yra šio pasaulio plokštumoj. Net neįsivaizduoji, iš kokio taško, iš kokios žemumos apskritai vystosi žmonės. Blogiau už gyvūnus mes patys savaime, dėl to, kad mes neturim gyvūniškų instinktų. Pas mus viskas daug yra blogiau. Ir dėl to išvystyti žmoniją iki tokio lygio, kada jinai pradės siekti virš savo prigimties, virš savęs, siekti kūrėjo. Tam reikia
labai daug tokių instrumentų, kaip religijos, tikėjimai įvairūs, filosofija, muzika, kultūra, mokslas, viskas, kas tik nori, tai yra viskas, kad tik tai išvystyti žmoniją, kad jie taptų, prieitų prie tokios būsenos, kad galėtų suprasti, kągi jai neša kabala. Tai jūs ne prieš kūrybingus žmonės. Ne, aš ne prieš nieką, ne. Tai vysto žmogų, viskas vysto. Ir religijos to pačiu. Ir aišku, ir to pačiu visos. Ir duotos specialiai, kad išvystyti visą žmoniją. Ir žiūrėkit, kaip skirstosi žmonija. Į krikščionis, į musulmonus, į judaizmą, į budaizmą ir taip toliau, į visą kitą. Tai yra būtina tam, kad paruošti žmogų, kad jisai suvoktų dvasinę sistemą. Šitas padalinimas yra dvasis pagal egoizmo lygį žmoguje. Ne, bet taip. Bet be egoizmo jėgos, be egoizmo storio, taip dar vadinamo, yra dar kiti parametrai. Iš tikrųjų, tai yra dvasios šaknis kažkur ten įdėta. Taip, aš čia negaliu čia, tai reikia išrašyti. Kas priklauso kokiai linijai, kur yra pasaulio tautos, kiekviena egzistuoja pagal savo sistemą. Vis tiek eina kalba apie 3 linijas. Taip ir taip. Taip. Bet tai yra jau aukštesniai formoj artėjant prie tikslo. Iš Tbilisio užduoda tokį klausimą, kad dvasingumo bazėje mes žinome, kad yra tik tai religiniai susivienijimai vienoje konfesijai, o tautų vienybė, tai ne tokia vienybė, apie kurią šneka kabala, tai vienybė prieš kitus. Mes kartu kitų atžvilgių. Nors mes apie jos ir nešekam, mes jos vis tiek turime omeny, todėl tai nėra vienybė, tai nesivadina vienimu, tai negalima pavadinti vienimas. Kaip galima suvienyti žmonės iš skirtingų religijų? Matote, kas vyksta su islamu, ar jie gali su kažkuo tai susivienyti, su krikščioniais, arba su judėjais. Ar tai įmanoma? Ne, neįmanoma. Bet jie pakils virš savęs visi, ir žydai, ir krikščionys, ir musulmonai, jie kils virš savęs bendram susivienijimam, nepaisant visų savo religijų. Nes visą gaunu iš tos klausimus dėl to, kad žmogus nesupranta, kas yra virš egoizmo, pakilti virš savęs. O religijos yra egoizmo ir gimsta iš egoizmo, tai egoizmo pasiekmė, dėl to, kad judėjai nukrito iš lygio pamilk savo artimą kaip save patį į tarpusavio neapykantą. Mes nesuprantam, kas yra neapykanta, mes tiesiog joje gyvename, mes jai prie jos pripratom. Dėl to mes gyvename, mes egzistuojame, mes jaučiame pasaulį ir visą, kas mūsų supa. Mums atrodo, kad tai normalu, bet iš tikrųjų mes jaučiam tai savo neapykantoje viskam. Ir todėl, paprastas žmogus to vis tiek negali suprasti. Tu tik po to taip pradedi pasiekti, kiek tu tame jau egzistuoji. Ir tai yra kaip įprasta ir skaitosi tavim teisinga ir normalu. Tai visos šitos religijos atsirado iš to, kad judėjai nukrito iš tarpusavio meilės į tarpusavio neapykantą ir atsirado judaizmas iš tos tarpusavio neapykantos. Šiuolaikinis judaizmas 2000 metų atgal po antros šventyklos griuvimo, o po to iš jos išėjo krikščionybė, o po to islamas. Tai 4 amžius krikščionybė ir 6-7 amžius islamas. Ir taip jie ir egzistuoja mūsų iki šio laiko. Kiekvienas savo ypatingo egzistavimo neapykantoj ir priešybėje vienas su kitu. Tai tam pačiam antram ar jau trečiam lygyje. Ne, čia viskas mūsų pasaulyje. Jeigu žiūrėti į brėžinį, tai antroji linija mūsų pasaulyje. Kol mes nepriėjom prie šito taško, prie 2B, ir štai iš to taško mes pradedam kilimą. Ir štai čia visos religijos jau pradeda niveliuotis ir mes pradedam kilti virš jų ir galop pradedam prieiti prie vienintelės, kaip rašo Balesulamas, pasaulinės taikos religijas, tai pamilk savo artimą kaip patį save. Iš Maskvos klausė, ar ne pavojinga
vieni su kitais žmonėmis, ar nepereis man jų negatyvios emocijos ir lygos? Na, iš esmės taip. Kaip ir mūsų pasaulyje, kai susiduria žmonės vienas su kitu, perina visokie mikrobai, tai natūralu. Bet virusai ir taip toliau. Bet reikalas yra tame, kad būtent to dėka, kad mes perduodam tai vienas kitam, mes ir tampam stipresniais. Taigi, egoizmas jis baisus, kai jisai yra atskirai, bet kai mes kartu pradam su juo dirbti ir kilti virš jo, tada mes matom, kiek jisai yra geras. Jis mums duotas kaip pagalba prieš save. Tai yra jau išsitaisimo metodika, kurią reikia mokytis, bet mes turime būti labai dėkingi savo egoizmu už tai, kad būtent dėka jo, dėka pakilimo virš jo, mes kylam į viršų šią 125 pakopų kopėčiomis. Mes kylam šiomis kopėčiomis. Dėl to, kad kiekvienam laiptelėje egoizmas aukštesnio lygio yra didesnis už praeitą. Taigi kas įvyksta? Kildamas aukščiau, aš tampu vis didesniu ir didesniu egoistu. Aš tampu vis didesniu egoistu. Tai yra neįtikėtina. Ir tuo pačiu aš tampu vis dvasingesniu žmogumi. Kabalos mokslas tuo ir skiriasi nuo visų kitų metodikų. Tuo, kad aš čia išnaudoju visas gamtos jėgas ir egoistinė tame tarpe. Ir niekas nelieka mano išoriai. Aš priimu visas teigiamas ir neigiamas jėgas savyje ir darau tokį sąryšį su jumis, tokį simbiozę, iš kurios aš kylu. Tai yra pakilti iš egoizmo, tai yra teisingai jį išnaudoti. Alikas iš Bakų klausė, ar siela irgi perina genetiškai kaip mutacijas, ar virusų produktas atėjusių iš siela niekur nepersidoda, niekur nesiduodama, niekur nedingsta. Tai yra pastovus yra pastoviai žmoguje, kiekviename. Žmogus tik turi atskleisti, kiekviename iš mūsų egzistuoja kaip taške, kaip sėklos lašelyje. Ir jį turi išsivystyti. Ar žmogus turi pasirinkimo laisvę paveikti savo sielą? Pas žmogų yra pasirinkimo laisvė išvystyti savo sielą. Kai jį vystosi, jis mato, kad nereikia jos nei keisti, nei plauti, nei džiavinti, jis nieko nereikia su ją daryti. Jis turi tik tai ją vystyti ir tada jisai supras, atskleis, kiek jinai jame yra tobula ir visiškai pritaikyta prie jo visos kitas savybės. Yra visa mūsų toks įvairus gyvenimas yra susiaurintas į tą mažą pasirinkimo laisvės tašką. O visam kitame mes esame tiesiog gyvūnai, net negalvok apie tai. Pažiūrėk, katinėlį, paimk šuniuką, kurie šalia tavęs egzistuoja. Kuo tu skiriasi nuo jų? Ne, pas mane yra pasirinkimo laisvė. Dabar užnorėsiu pavalgysiu, užnorėsiu tualetą nueisiu, norėsiu tą, nenorėsiu. Pamatysi, kad šito klausimo iš tikrųjų neegzistuoja. Dėl to, kad tavo pasirinkimas po šito klausimo užnorėsiu tai padarysiu, užnorėsiu tai padarysiu. Iš tikrųjų, tai jau yra nuspręsta iš anksto. Tiesiog tu visas taip klausi. Tai yra pasirinkimo laisvės iliuzija. O iš tikrųjų jo nėra. O kodėl taip? Kodėl mūsų to neapmoko mokykloje? Kodėl nežinau? Na, čia yra klausimas. Kodėl viskas taip paslėpta? Tai ateities klausimas dėl to, kad nėra mokytojai, nieks nežino. Ateikite mokytis kabalos ir tada pradėsime visi kartu visus mokyti. Ji mums tik atsiskleidė, tik 10 metų bėgėje. Tu pradėjai 15-20 metų atgal mokytis, bet savo akimis tu pamatėjai. Ir visi kiti irgi, kad kabala per tą laiką tik tai pradėjo atsiskleidinėti. Ir mes dabar pradedam iš tikrųjų plačiai atskleisti, pritaikyti, prašyti ir taip toliau. Taigi, viso tai dar tik tai vystyklose egzistuoja. Štai mes dabar kalbėjome apie pasirinkimo laisvę ir viena iš pagrindinių Balio Sulamo straipsnių, kuris vadinasi laisvas pasirinkimas. Štai čia yra tokiam rinkinyje, Balio Sulamo veikalų rinkinys. Visiems, kas nori artimiau susipažinti su šitą temą, Balio Sulamas labai nuostabiai atskleidžia šią temą ir ne tik šią. Čia surinkti ir išversti visi jo straipsniai. Prašom, čia jūs dabar pamatysite linką, galite mūsų saitę ją įsigyti.
iš ten, sakė, tuo pačiu yra kursas Kabalos sociologija, kaip tik apie pasirinkimo laisvę šio straipsnio pagrindu galite pasirinkti distancinį apmokymą šio kurso. O be to mes norėtume pasakyti, kad Maskvoje 23 lapkričio bus paskata Michaelio Laitmano per snobą. Užsirašykite, ateikite, yra galimybė ateiti, susitikti, paklausti klausimų tiesiogiai. Pas mus, kaip visada, yra labai daug klausimų, blicas, kiek spėsime, pasitengsime atsakyti. Dimitris Pedrajevas iš Kėmerovo klausė, ar gali, galbūt klausimas ne tema, bet jų kabalistas pastoviai yra aukštesniam pasaulyje, ar jisai yra bangomis taip eina? Bangomis. Sakykite, ar Europa neatidarė savo durų pabėgėliams? Kur yra jų pabaiga? Kur yra jų klaida? Tame, kad atidarė duris ir sutekėjams namus. Viduje labai daug emocijų, kai skaitau. Ar tai veikia mane raidės? Taip, tai kadangi jūs mokotės, tai jūs veikia, jūs perdaro viduje, susuka, išverčia ir tai teisingai. Galop, jūs gaunate didesnį apimtį savo suvokimo. Jūs nebūsite toks plokščiai išsivystęs, bet būsite apimtinai išsivystyti. Šiek tiek palaukite, pamatysit, kiek jūs turėsite daug. Klausia, ar religija tai kaip egoizmo dvasingumas? Religija tai egoizmo užpildymas, tai universalus egoizmo užpildymas. Olga iš pirmos klausia, ar yra skirtumas tarp herojaus mirties ir savęs ir savižudžio? Na, jeigu už tėvynę arba mirė herojus, arba jis save nusižudė. Ne, aš nemanau, kad yra skirtumas. Svarbiausia, kas tuo pačiu tu vyksta su kitais žmonėmis. Ką jo mirtis jiems neš? Kaip jūs iš Tiumenio klausė? Aš buvau pravoslavas 4 metus ir likimas privedė prie kabalos. Suradau grupę, kitaip jaučiuosi. Galbūt galit pasakyti, kad kol aš vystysiuos mane dar kažkur kitur prives mane ne iš kabalos. Gali būti. Tiesiog toliau vystykitės ir pamanykite žiūrėti į save iš aukštesnio laiptelio. Gali būti, kad ir kitur nueisit. Ir tiesiog toliau vystykitės. Žiūrėkite į savo norus vystymasi, bet tai iš aukščiau. Ir sėkmės. Markas iš Grodovo klausė. Mes likom gyvūnais, pas mus nėra auklėjimo žmogaus. Visos problemos, visos bėdos dėl to, kad mes neperėm teisingo auklėjimo. Nėra arti nei vieno žmogaus, kuris mokosi kabalos, kaip prisijungti prie virtualios grupės. Rašykite į mūsų centrus, kur žinomi ir kiti žmonės iš Čiboharo, tai nemažas miestas. Todėl visai įmanoma, kad jūs rasite dar žmonių, kurie tenais mokosi. Aš girdėjau ne kartą šito miesto pavadinimo vardą. Georgis iš Atenų. Ar įmanoma, ar jis sako, kur budistų Nepale nėra praktiškai šansų jo gyvenime? Nėra taip, kad pas nieką nėra šansų, dėl to, kad veikdamas pasaulio aš veikiu visus, tuo pačiu ir šitą vienišių Nepale. Ar liga yra ženklas, kad žmogus išėjo iš teisingo kelio? Ne, tai ženklas to, kad jis yra neteisingai susivienyje su žmonėmis į vieningą sistemą, kur mes viens kitą formuojame. Mes egzistuojame tarpusavėje tokioje būsenoje, kuri vadinasi tarpusavio laidavimas. Todėl mes negalim sakyti, kad tik tai nuo manęs priklauso mano būsena. Ji priklauso nuo visų. Ir tai, kaip aš visus veikiu. Dmitrijo klausimas. Kaip suprasti, ar teisingai pasirinkimą tu darai, juk toliau vis tiek darysi pasirinkimus. Tik tai grupai tu gali tą nuspręsti. Jokio teisingo pasirinkimo negali būti, bet tik tai, jeigu mes siekdami vienybės mūsų grupės viduje ir per tą vienybę norime paveikti pasaulį. Na, čia tarkim, galim pasakyti, kad ir viskas, ką mes turime. Aš su jumis atsisveikinu. Sekantį sekmadienį galėsime.
su jumis susitikti tik tai už 2 savaičių, bet užtat šios savaitės gale mes turime labai didelį darbą atlikti didžiajam mūsų Maskvos kongrese. Daugelis iš jūsų ten bus, dar nevėlu apsigalvoti ir atvažiuoti, tie, kas dar neapsisprendžia. Aš labai džiaugsiuosi pamatyti jūs visus ten, pasistengsiu atsakyti visus klausimus, būkite kartu su mumis ir eikime į priekį. Didelis jums ačiū už dalyvavimą, visus apkabinu ir iki.